Pradedam dieną nuo savęs ir pabaigiam dieną nuo savęs. Taigi, šiandien vėl aš su jumis sveikinuosi ir noriu parodyti pilną praktiką veido jogas, su kuria galėtumėm pradėti dieną nuo limfos aktyvavimo ir užbaigti dieną lygiai tik tokiu pat principu, kaip ir pradėjome. Taigi, apkabinsime štai šitos savo kauliukus. Pirštų pagalvėlėmis paspaudysime viršų į apačią, iš vienos pusės, iš kitos. Veido joga yra lygiai tokia pat sąmoninga, kaip ir bet kuri kita veido jogas, tiek darytumėm ar netgi kūnui, arba pilvui. Taigi, pramasažuojam keletą kartų, kabindamas. Galim paspaudyti krankliukais. Kiekvieną kartą atlikdamas pratimus jūs galite miksuoti su prieš tai įkeltais video. Tik tai reikėtų nepamiršti, kad idealiausia yra pradėti nuo limfos aktyvavimo, atsipalaidavimo ir tik tada palengva pereiti prie savo veido. Taigi, dedam pirščiukus už ausies ir spaudžiame į duobutę. Prasukame vieną pusę pirščiukų, prasukame kitą pusę pirščiukų. Suaktyvuojame limfą. Keletą akimirkų. Nubraukiam nuo savo veido link ausies kraščiukų. Skysčius pravarinėjam 3, 4, 5, galbūt 6 kartai ir pakankamai apšilimui. Po to pasukom galvą į šoną, susirandam štai šitą savo raumenuką, kuris yra išilgai mūsų kaklo, apkabinam savo dviem pirštais ir pravažiuojam iš apačios viršų. Ir sukam į kitą pusę, lygiai taip pat susirandam savo raumenuką ir pravažiuojam iš viršaus į apačią. Toliau apkabinsim savo ausytę štai dviem pirščiukais ir tiesiog pramasažuojam. Pratrinam. Judesys turėtų būti greitesnis. Nugara tiesi, pečiai atviri, galva žiūri tiesiai. Pratinam ir pramasažuojam. Pereisim prie apšilimo, suksim galvą į vieną pusę. Įkvėpsim kairėje ir sukdamos galvą į dešinę, praskam, jeigu jaučiasi sunkumas, surakinimas kakle. Judesį šiek tiek sušvelninam, užmerkiam akis, įsiklausom savo kvėpavimą ir tiesiog su meile, lengvumu ir šiluma atsipalaiduojam. Nulenksim galvą ties krūtine ir suksim galvą aplink savo ašį. Pasistengiam pečių nekelti, juda tik tai galva, tarsi kažkas kitas netgi ridentų jūsų galvą. Ties priekiu įkvepiam ir ties nugarą iškvepiam. Pečių nekeliam, nugarą tiesi į vieną pusę, į kitą pusę. Prasukam, atsipalaiduojam, paimam pirštų pagalvėlėmis, pramasažuojam savo skalpą, galvos odą, patrinam, akys užmerktos, pratinam visą savo augimo plaukų liniją aplink. Vakare trinam savo skalpą, tiesiog galima įtrinti aliejaus ir palikti per naktį.
Įtrinam ir išmasažuojam labai gerai. Palaiduojam, pasistengiam apie nieką negalvoti. Tik įkvėpimas ir iškvėpimas. Špiniuolės, pasimuostam, susitvarkom plaukus ir pereisim prie savo veiduką. Suspaudžiam dviem pirščiukais savo kaktos odytę ir tarsi norėdamas pakelti, pravažiuojam pro visą savo kaktą aplink antakiukus, aplink galvos plaukų augimo liniją. Galim po vieną, kaip patogiau, galim po du, galim per visą kaktą su viena rankytė, pirmyn, atgal, pramasažuojam. 15 sekundžių. Dedam virš savo antakių pirščiukus, sulenkiam, paspaudžiam truputėlį į apačią antakiukus ir kelsim antakius į viršų 15 kartų. Atsipalaiduojam, pereisim prie akių, imsim pirščiukus, suspausim ir palengva ištiesinam ir nubraukiam savo paakių odą ties akis. Nuo akies kraštelio link ausies viršaus. Ištempiam. Išvarinėjam iš paakių skystukus, kurie buvo susikaupę per naktį. Pralyginam plokšteles. 15 kartų. Palaiduojam. Ir lygiai tą patį padarom su viršutiniais savo vokais. Dedam pirštų pagalvėlės po antakiais ir lygiai taip pat pratempiam. Penkiolika kartų. Atsipalaiduojam. Dėsim pirštų pagalvėlės į akies kamštelius, atmerkiam akis ir tarsi sutraukinėjam apatinius akių kraštelius. Tarsi norėdamas užsimerkti, bet neužmerkiam akių, sutraukinėjam raumenuką. Penkiolika kartų. Atsipalaiduojam. Dedam pirščiukus tarp nosies kampučio ir kelsim savo nosį. Dirbsim su nosim, dirbsim su žanduko raumenim 15 kartų. Vėlgi jaučiam, kaip kilnojasi kartu mūsų pirščiukai. Palaiduojam, statom nykščiukus savo smakro duobutę,
Sudedam lygiagrečiai delnus apkabindamas nosį ir nubraukiam viską į ausies kraštelius, užfiksuojam ir apkabinam savo kaklą. Ir vėl 15 kartų. Visa koncentracija į save, jokių pašalinių minčių. Mintise galit galvoti tik apie tai, kaip atliekat savo veido rutiną. Apie nieką kitą negalvojam ir visas mintis nuvėjam į šalį. Galit netgi vizualizuoti, kaip lygėja raukšlytės, kaip formuojasi veidas, kaip jūsų oda skaistėja ir gražėja. Atsipalaiduojam. Pereisim prie burnos, suksim liežuvį į vieną pusę 15 kartų ir 15 kartų į kitą pusę. Į kitą pusę. Atsipalaiduojam. Pereisim vėl prie to paties pratimo. Burnoje pripildom burną oro ir orą stumdysim į viršutinę savo lūpą ir į apatinę. Stumdome taip, kad gautųsi 15 viršutiniai ir 15 apatiniai. Atsipalaiduojam ir vėl pripildom orą burną ir stumdysim į vieną žandą orą ir į kitą. Stumiam labai stipriai, oro daug, taip, kad išsitemptų ir jaustumėm, kaip tempiasi mūsų žandų šitos srities raumenukai. Lygiai taip pat 15 kartų vienam žandukui ir 15 kartų kitam. Atsipalaiduojam ir pereisim prie kaklo raumenų. Taigi lenkiam kaklą į šoną, tarsi norėtumėm padėti kaklą ant savo peties, pečių nejudinam ir atlenkiam ištempiam atgal į vieną pusę 15 kartų ir po to pakeisim į kitą. Susikoncentruojam, kaip lenkiam galvą dabar į kairę ir galvą atlašiam. Gali būti kaklas nelankstus, tai tiesiog pajauskit, kiek leidžia nusilenkti, tiek ir kastumėm. Lenksim galvą į vieną pusę, pakeičiam
pusę ir atlošiam galvą į kitą pusę. Jaučiam skirtumą, kaip vienoje pusėje nusilenkiam daugiau ir atlošdamas galvą tik pratempiam savo kūną. Galite jausti tokį netgi lengvumą galvoj, kakle. 15 kartų. Kelsim galvą į viršų, ištempiam savo visą kaklą ir nulenkdamos jaučiam, kaip nugariniai dalyje taip pat tempias. Atverčiam galvą, ištempiam ir nuleidžiam, taip pat jaučiam nugaros dalį, kaip tempias. 15 kartų priekį. Šiandienai tiek. Sugrįšim į vakaro rutiną. Labai laukiu jūsų atsiliepimų, pastebėjimų, komentarų, kaip jūs jaučiatės, nes 21 dienos iššūkis kaip ir į pabaigą. Įdomu jūsų patirtis, jūsų pastebėjimai, o galbūt kyla ir klausimų. Ačiū, kad žiūrėjot. Gražios dienos ir iki susimatymo kitame video.